Yra savaitiniai pirkimai, yra mėnesiniai pirkimai, yra ketvirtiniai pirkimai ir yra pusmetiniai pirkimai. Mėnesiniai pirkimai, tai kai tu parduodi mėnesiui biokurą ir jį teiki visą mėnesį, kiekvieną savaitę, be sustojimo į tą katilinę. Tai kaip pavyzdys, mes šiuo atveju teikiam iš Šiaulių katilinę, biokurą, visą spalio mėnesį ir į savaitę turim suvežti po 10 mašinų, ne mažiau. Tai yra iš viso per mėnesį 50 mašinų dėl to, kad pardavimai yra daromi ne 4 savaitėm, o 5. Jeigu laimėtume ketvirtinį, tai mes tada ketvirčiui tiektume kiekvieną savaitę be sustojimo. Negaliu pasakyti, sulūžom, negalim atvežti. Negali tai būti. Tai naudoja katilinės, šiltnamiai, agurkus, kur augina gėlės, kur augina džiovyklos, visokios malkų, šakų biokuro. Negali panaudoti plokščių gamybai, bet, pavyzdžiui, atraižų ar malkinės medienos sumaltą biokuro vežam plokštynam, iš jų spaudžiama yra plokštė. Galima tą patį biokurą, kaip pavyzdys, tas pačias beržinės malkas, sumalti iki tam tikros frakcijos, kokią mes dabar su kuria galime malti, ir dar kartą ją permalus galima jau spausti briketus. Čia sekantis etapas. Patikrinkim, ar išdžiūvęs yra biokuras. Lūžo, tai reiškia sausas. Čia turėtų būti koks apie 35 gal procentus drėgmės. To viso juodosios masės. Čia šiaip šitas biokuras, jis yra tikrai, malimo proceso metu, kaip pamatysim, jis nelabai gražiai atrodo. O pavyzdžiui, va šitą krūvą visai kitokį. 2 pavyzdžiai. SM2, lapuotis, be lapų, be spyglių ir SM3. Dar kažkas dovanėlį atvežė, matau. Čia tikrai ne mūsų krauta. Šviežia šakas. Nebesmulkinam malkų, kaip ir minėjau, iki pat viršūnės. Čia yra stambus lapuotis, SM2 skiedra, tikrai geros kokybės, sausa, išdžiūvus. Šičia yra tikimybė, kad nuvežus mes gausim didesnį negu vidutinis Lietuvos megavatų vidurkis mašinui. Tai vidutinis tai yra 70 megavatų, o tikimybė yra, kad gausim virš 90 megavatų vienoj mašinoj, tai yra, kurioje buvom viduj, 91 mėrmit. Ir jeigu gausim daugiau negu 90 megavatų, su kalkuliatorium susidauginam ir žinom, kokią kainą mes už medieną turėsim. Pamatuot drėgmę malkų galima. O pavyzdžiui, va šitų stambių. Bet smulkaus šito biokuro pamatuot drėgmės nesumalus ir į laboratoriją nuvežus be šansų. Čia viena tokių iš svajonių išsipildymas šiaip iš tikrai yra. Reikėjo kelias savaitės nemiegot, kol priims sprendimą į visą šitą reikalą įsivelti. Dar sekantis bus, kada pasistengsim Klaipėdoj pakraut laivą ir išplukdyti į kokią Daniją, pašildyti gyventojų. Čia bus sekantis etapas.